Sveiki, šiandieną papasakosime apie mūsų virtuvinį, kuris jau, kaip matote, yra įrengtas. Pasikviečiau Edviną iš Nardemės. Sveiki. Šiandieną jisai papasakos visas detalės, medžiagas, kokias rinkomės, kokie sprendimai buvo priimti. Taip pat kviečiu pasižiūrėti ankstesnį mūsų video, kur kotedže apžvelgėme savo turimą jau virtuvinį ir remiantis juo darėme sprendimus, tikėtinai geresnius, naujajam virtuviniui. Tai pradėkim nuo fasado. Fasadai buvo pasirinkti filinginis dažytas MDF-as. Tai buvo paliktas 2 cm rėmelis ir visas vidus išimtas, išfrezuotas ir paskui nudažytas. Stalviršis buvo pasirinktas Kalakato Olympus, kompaktas HPL-as, leido mums daryti kriauklę įleidžiamą iš apačios. Senelė buvo pasirinkta taip pat to pačio dekoro, tai viskas vientisa. Gražu, tvarkinga. Matote, po orkaitę turime stalviršį. Toks sprendimas buvo priimtas, kadangi reikėjo tiek kavos aparatą, tiek orkaitę išlaikyti vienam lygyje. Šitoje vietoje buvo nuspręsta jungti 45 kampų, kad nesimatytų briaunų ir gražiai stalviršis nueitų žemyn. Klientų pageidavimu kaitlentė buvo įleista į kompakto stalviršį. Tai va, dabar lygiai stalviršio viršų. Klientai pasirinko kaitlentę su integruotu gartraukiu, kadangi nebuvo vietos standartiniam gartraukiui ir nenorėjo uždaryti visos šitos erdvės tiesiog su sieniniu paprastu gartraukiu. Pasirinkta su filtru. Turėjom iššūkių su nuvedimu į apačią, turiuomenį viso to oro srauto. Buvo pasirinkta trumpoji jungtis, tai tiesiog iš gartraukio jungtis iki tam tikros tuščios erdvės, per kurią visas oras maina į apačią, pasklinda po patalpą. Šitas sprendimas buvo pasirinktas tam, kadangi neturim daug gylio ir neturim vietos standartiniam amžiam sumontuoti. Pakabinamų spintelių fasadai frezuotas MDF-as, dažytas taip pat. Tokiom smulkiom bangeliam, būtent kliento išsirinktos. Čia taip pat buvo pasirinktas tokio pačio tipo bangelės, tik šiek tiek didesnės nei pakabinamose spintelėse. Viena didelė uždanginė plokštė tiesiog, o čia vienas paslėptas fasadas atsidarantis nuo paspaudimo. Šitoj spintoje buvo priimtas sprendimas, kadangi labai aukštos lubos, kaip padaryti erdvę kopėčioms. Tai buvo palikta 20 cm pločio erdvė, o kita pusė išnaudota tiesiog vidiniam bliumo ventos stalčiams susidėti įvairiem daiktam. Šiam kampe buvo priimtas sprendimas padaryti spintelę, kad būtų galima susidėti visokius tai virdulius, daiktus, kurie dažniausiai stovi ant stalviršio. Kad jie nesimatytų, tiesiog reikalui esant, būtų galima išsitraukti, kai jų nereikia, jie nestovėtų ir negadintų virtuvės vaizdą. Čia geriausias mano sprendimas. Kampinėje spintelėje buvo pasirinktas neįprastas, nestandartinis variantas, tai kampinis mechanizmas Secret Corner. Tai ant priekinės dalies galima krauti apie 15 kg, ant galinės 20 kg svorio. Čionai viduje buvo nuspręsta daryti vidinį stalčių, kad išnaudot pilniau erdvę. Ir čia labai norėjau pasidaryti prieskonių stalčiuką, tai ten prisidėsiu kirų įdėkliukų, kur prieskonių buteliukus galėsiu susikrauti. Kriauklės spinteliai buvo numatyta šiukšlių dėžės, 3 dideli kibirai ir 3 mažiukai, tai susidėta papildomom smulkmenom. Taip pat virš dar vienas vidinis stalčius, kuris tikrai nepamaišys. Atidarymo būdas buvo pasirinktas nuo paspaudimo visur, tiek durelės, tiek visi stalčiai, o šaldytuvo fasadams buvo pasirinktas gola profilis, vertikalaus montavimo, toj pusėje vėl šaldytuvas. Irgi įdomus sprendimas galbūt mūsų buvo, kad 2 šaldytuvus tiesiog dėjome, tik skirtingas pusės atsidarinėjančius, ką dauguma deda, jeigu 2 reikia, tai tiesiog 2 šaldytuvą. O pakabinamom spintelėm buvo pasirinkta tiesiog paleisti fasadą 2 cm žemyn ir atidarinėti už apačios. Buvo darytas 2 dugnas, tai vienas karkaso,
o kitas dažyto MDF, kad nebūtų jokių sujungimų apačioj. Vis dėlto vis tiek atstumas tarp stalviršiai pakabinamų buvo didesnis, aukštesnis, tai ta dalis daugiau matoma, todėl ir buvo nuspręsta daryti tai. Tai dėl karnizo uždengimo turėjom padaryti tokį sprendimą, kad šitas fasadas varstosi, o kitas tiesiog stacionarus, bet su imitacija tikro fasado. Kad neprarast vientisumo, apšvietimas buvo pasirinktas įleistas LED profilis su sensoriniu įjungimu. Tiesiog prilietus. Šitoje vietoje šviesa įsijungs ir išsijungs. Kadangi virtuviai buvo pasirinktas atidarimo būdas nuo paspaudimo, tai indaplovė taip pat reikėjo tokio sprendimo. Klientam buvo pasiūlyta, kad indaplovė rinktis atsidarančią nuo paspaudimo. Dabar indaplovė nepajungta į lizdą, atsidarinėja po kol kas mechaniškai, tiesiog su tokiais laikikliais, bet kai bus paimta elektra, viskas veiks tiesiog nuo paspaudimo. Klientai pasirinko įmontuojamą dozatorių ir ištraukiamą maišytuvą. Tai noriu padėkoti Edvinui už pristatytą visą virtuvinio apžvalgą, tikiuosi ir jums bus naudinga. Taip pat nepamirškite sekti mūsų YouTube ir Instagram kanaluose ir nusimato kiti kietieji baldai, kuriuos tikiuosi, kad Edvinas pristatys. Taip. Laukite kitų video.